Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 112 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie tipus Action ir Funk. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Praeitos pamokos metu mes kalbėjome apie tai, kas yra delegatai. Ir kiekvieną kartą kurti taip savo delegatą nelabai patogu. Tai ir buvo sugalvoti tokie tipai kaip Action ir Funk. Tai yra tie patys delegatai, tik jie yra generic tipo. Tai vietoj to, kad rašyti čia myDelegate, mes galim parašyti, tarkim, Action tipą. Jeigu mes užvesime pelytę ant Action tipo, tai galim pastebėti, kad tai pas mus yra delegatas, kuris atiduoda voidą ir priima kažkokį tipą T. Ir jūs taip pat galite pastebėti, kad jis yra kontrvariantinis. Tai tas T gali būti ir vaikininio tipo. Ir jeigu mes paleisime tokį kodą, jau Action parašysime vietoj myDelegate, tai gausime lygiai tą patį rezultatą. Bet ką daryti, jeigu pas mus yra metodas, kuris priima du intus? Irgi viskas labai paprasta. Mes galim sukurti Actioną, kuris ir priims vieną ir kitą intą. Tai kuo daugiau intų mes čia rašome, to daugiau ir galim argumentų perduoti. Jeigu pas mus bus 10 argumentų, tai 10 argumentų čia ir aprašome ir kiekvieną iš tipų tų argumentų. Jeigu pas mus bus 12 argumentų, 12 argumentų ir aprašome. Jeigu 16 argumentų, 16 aprašome. O jeigu bus 17 argumentų, tai mes jau turime sukurti kažkokį savo delegatą. Nes jeigu pažiūrėsime į Action tipą, jis maksimum priima 16 argumentų. Jeigu ten bus daugiau argumentų, tai tokio Actiono mes jau neturime. Bet ką daryti, jeigu pas mus yra tipas, kuris atiduoda kažkokį intą? Action visą laiką atiduoda void tipą. Ir mes negalim nurodyti jokio kito tipo. Tai tada mes galim naudoti čia jau tipą Funk. Ir prie Funk jūs galite pastebėti, kad yra jau ne 16, o 17 perkrovimų. Ir kiekvieną kartą paskutinis argumentas tai pas mus yra rezultatas. Tas tipas, kuris bus atiduotas iš funkcijos. Ir jeigu mes turėsime 16 argumentų, tai 16 skirtingų tipų, paskutinis tipas tai pas mus bus rezultatas. Tai jeigu mes padarome taip, tai mes sakome, kad priimam vieną intą, tai šitas mūsų tipas, ir atiduodame intą, tai jau šitas tipas. Ir mes galim parašyti tokį metodą. Jis bus generic tipo, mes čia perdodam kažkokį listą ir galim pasakyti, kad pas mus bus funkcija, kurią priims T tipą ir atiduos T tipą, bet kažkaip tą tipą pakeis. Ir mes praeiname pro kiekvieną elementą ir jį keičiame, naudojant tą modifikatorių. Tarkim, sukursim funkciją double ir naudojant tą funkciją padauginsim skaičių iš 2. Ir dabar, jeigu aš iškviesiu tą metodą ir ten perduosiu mano skaičius ir metodą double, mes galim pastebėti, kad kiekvienas iš tų skaičių padvigubėjo. Tame ir yra patogumas Action ir Funk delegatų. Mes galim vieną kartą aprašyti kažkokį metodą su tuo delegatu, aprašyti jį kaip generiką, ir nekurti savo delegatų, o pritaikyti jau sukurtą delegatą ir nurodyti savo tipus, kurie ten pas mus bus. Tai dabar jūs žinote, kaip naudoti Funk ir Action. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.